Kągi bičiuliai, sveiki. Ir vėl ant ežerėlio. Gruodžio antra jau pusė. Už borto, kaip sakant. Na, tu ir kalėdos. Ką, atvykau šiandien ant ežerėlio, ant to, ant kurio buvom su bičiuliu. Aną kartą su jo valtelė. Šiandieną modernizavau truputį savo sėdimą vietą. Kaip sakant, patogiau pasidariau. Ir bandysim pagauti kokią tai žuvį. Aną kartą tai lydekų pagavom. Ešeriukų kaip tai nepavyko, labai norėjausi ir ešerių pagauti. Nu, bet buvo kaip buvo. Dar gal kokį šamuką girdėjau čia. Yra ir šamų, šiaip ir starkių girdėjau. Su dugninim žmonės pagauna. Nu, kaip sakyti, visi pagauna, tik ne aš. Ką? Bandom, draugai. Šiandieną rūkas toks, vat, niekaip nenori įsisklaidyti. Ir vėsų, rankas tai gelia. Tikrai kad gelia rankas. Ką, čiumpam spiningėlį ir lekiam. Bandysim nuo tokios spalvelės pradėti. Žiūrėsim, kaip čia mums gausis. Ką, pirmas metinukas. Kągi, pirmo metimu nepavyko, bandom toliau tada. Labai jau daug nori pirmo metimu iškart pagauti. Šmaikšta. Gerai, lekiam. Bičiuliai yra. Yra bičiuliai, yra. Turiu. Kažką turiu. Na, žiūrim, kas čia per monstras. Na. Gražiai linksta kotokas. Oho. Nu, kažkas tai labai jau įdomiai čia eina. Nu, pasirodyk. Aha. Nu, kažkas įdomiai labai. Eik tu savo. Neatspėsit, šamukas. Šamukas? Eik tu, bet koks bičiulis gražus. Eik tu, gaila, kad jau negalima tave
Netelpa. O, pagaliau. Ant gumos. Eik tu savo, koks grožis. O. Nu, bičiuli gražiai čia. Oi. Draugai, žiūrėkit, koks. Negalima jau jo imti. Draudžiama pagal taisyklę keliauti atgal, džiugint kitų žvejų. Nu, dar fotkę. Eikta. Haha, hebra. Nu, džiauk namo. Jėga. Na ką, bičiuliai, kažkaip šiandien su tom lydekom prastai. Bičiulis ir tėvukų plaukėja kitoj valty, tai porą įsėgėjau. Nu, o man šiandien kažkaip tai nelabai sekasi su lydekom. Na, štai šamą pagavau. Gražų. Tikrai gražų šamą. Reiks tikrai čia apsilankyti ateinančiais metais, kada jau bus galima gaudyti. Tada tikslingai reikės važiuoti šamų gaudyti. Dabar tiesiog mėčiau ir pakibo gražuolis. Smagu, faina. Šaltoka. Truputuką šaltauką. Berods apie 1 laipsnį šilumos ir vėjas. Drėgmė, vėjas. 1 šilumos ir šalta. Nu, ne gegužės mėnesio, kaip ten yra posakis toks. Sako, ne gegužės mėnuo. Nors šiemet ir gegužės mėnuo buvo šaltas. Nu ką, draugai,
Baigsim šiandieną žvejybą. Sušalau taip kaip nežinau kas. Tikriausiai žuvytis vandenyčiais nesušalo kaip aš. Nu, bet užtat pagalvoju, tokio ilgio šamą. Tokį ilgą. Nu, gal trumpesnį. Patys juk matėt. Oi, smagu šamuką traukti. Smagu, kad jie vasarą taip keptų. Nu, reikės vasarą, manau. Jau tikslingai, kaip ir minėjau, važiuoti ant tų šamų. Nu, ir reiks nusistatyti tikslą 10 minimum kilų pagauti. Įdomu, kiek šiandieninis svėrė. Manyčiau, minimum 6 kilogramai. Nu, bet kadangi nenorėjau ilgai kankyti, nu, tai paleidau. Svarstyklės turiu su savim pasiėmęs, bet. Tai va, jau temsta, baigsim žvejybą. Kam patiko šitas video, keliam laikus, prenumeruojam kanalą ir tikiuosi pasimatysim dar šiemet žvejybai kitoj. Iki.